Dažnai žmonės galvoja, kad nuovargis atsiranda nuo didelio darbų kiekio. Bet iš tiesų energija prarandama dar ir tada, kai laiku nepasakai ne. Energijos nutekėjimas vyksta, kai leidai kitiems peržengti savo ribas. Pavyzdys iš gyvenimo. Grįžti vakare pavargus iš darbo, nespėjai atsipalaiduoti ir matai, kad skambina pažįstama. Ji prašo kažkur pavežti. Ir tu savaime suprantama sutinki. Dar kitas pavyzdys. Draugės, kurios išlieja savo problemas, bet niekada taip ir nepaklausė, o kaipgi tu pati jautiesi. Toliau šeimos lūkesčiai, kad viską padarysi viena, nors esi mirtinai pavargus. Kiekvienas taip pasakytas kitam, kai viduje jauti ne, yra tiesioginis tavo jėgų vagis. Kai nustoji toleruoti tai, kas tave sekina, ir sakai taip, kai iš tikrųjų turi jėgų ir noro, energija grįžta savaime. Nubrėžtos ribos nereiškia, kad tavo charakteris yra blogas. Tai yra tiesiogiai susiję su tavo sveikata. Jei jas saugosi, turėsi jėgų tam, kas tau iš tikrųjų yra svarbu. Jeigu atpažinai save šiose situacijose, pasidalink šio video. Galbūt tai bus ženklas tavo aplinkai, kad laikas nubrėžti savo ribas. Siunčiu tau šviesos.